Sveiki atvykę į Intergender Action Erasmus Plus projektą, finansuojamą Europos komisijos. Šiame epizode kalbėsime apie lyčių įvairovę kalbinės įtraukties kontekste ir apie tai, kaip vartoti kalbą, kuri gerbia lyties tapatybę bei įvairovę. Kiekvienas mūsų žodis perduoda žinutę, dažnai net ir už mūsų ketinimų ribų. Kalba yra ne tik komunikacijos įrankis, bet ir galinga priemonė socialinėms vertybėms, kultūrinėms normoms bei pasaulio suvokimui perteikti. Kai kalbame apie lyčiai įtraukią kalbą, turime omenyje tokį bendravimo stilių, kuris nediskriminuoja pagal-lytį, pripažįsta ir vertina visas tapatybės bei vengia įsireiškimų, kurie išskiria ar padaro nematomas tam tikras žmonių grupes. Pavyzdžiui, nuolat vartojant tik vyriškos giminės žodžius mišriuose kontekstuose, tyliai įtvirtinama vyriška norma, o kitoms tapatybėms priskiriamas antraeilis ar nematomas vaidmuo. Tai nėra vien stiliaus detalė, žodžiai formuoja tikrovės suvokimą, o androcentriškos kalbos palaikymas prisideda prie galios disbalanso išlaikymo. Darbo aplinkoje žodžių pasirinkimas gali nulemti, ar kolegos tiek vyrai, tiek moterys jausis įtraukti ar atstumti. Netinkama kalba gali sukelti diskomfortą, skatinti stereotipus ir mažinti priklausimo komandai jausmą. Tuo tarpu pagarbi, atsargi ir įtrauki kalba gali sustiprinti pasitikėjimą, pagerinti bendradarbiavimą ir sustiprinti organizacinę kultūrą. Pasak McKinsey ataskaitos 2021 įmonės investuojančios į įtraukias praktikas, įskaitant ir kalbines, pastebi didesnį darbuotojų pasitenkinimą ir geresnius komandos rezultatus. Ir kalba eina ne tik apie žvaigždutes ar specialius simbolius, o apie sąmoningą, atvirą ir pagarbę bendravimo manierą. Kaip praktiškai kurti įtraukų bendravimą? Pirmiausia, atsakingas rašymas. Venkime bendrinės vyriškos giminės. Galime vartoti neutralius žodžius, pavyzdžiui, atsakingas asmuo, komanda, personalas arba dvejopas formas – dalyviai, dalyvės, studentai, studentės. Kur įmanoma, atkreipkime dėmesį į profesijų įvardijimą – inžinierė, direktorė, gydytoja. Šie terminai yra teisingi ir atspindi realybę. Svarbi ir skaitmeninė erdvė. Elimakseivo laiškuose, pokalbių platformose ar vaizdo konferencijose galime rodyti pagarbą nurodydami savo įvardžius. Pavyzdžiui, Lukas – jis, Marija – ji, ypač tarptautiniuose kontekstuose. Daugelis platformų nuo Zoom iki LinkedIn jau suteikia tokią galimybę. Praktiniai įrankiai. Be žodynų ir gairių vis daugiau įmonių naudoja įtraukios kalbos tikrinimo programas, pavyzdžiui, Gender Decoder ar WittyWorks, kurios padeda atpažinti galimai diskriminuojančias ar išskiriančias frazes dokumentuose, darbo skelbimuose ir vidinėje komunikacijoje. Nemažiau svarbus ir mokymai. Įtraukiant įvadinius, lyderystės ar personalo valdymo kursus temas apie įtraukią kalbą, ne tik gerinamas organizacijos bendravimo stilius, bet ir stiprinama dėmesinga bei darnesnė kultūra. Žmonės jaučiasi pripažinti, vertinami ir gerbiami. Reikia prisiminti, kad kalbinė įtrauktis tai procesas. Tai nėra siekis tapti tobuliems iš karto, o nuolatinis sąmoningumas, geresnių pasirinkimų darymas kasdien. Klausimas, girdėjimas ir pagarbus vienas kito taisymas. Žodžius vartokime tam, kad atvertume duris, o ne jas uždarytume. Taigi, įtraukios kalbos vartojimas tai ne vien formalumo reikalas, o kultūrinis pasirinkimas, galintis iš esmės pakeisti darbo atmosferą. Ji kuria aplinką, kurioje žmonės jaučiasi matomi, gerbiami ir pripažinti. Mažina komunikacijos barjerus bei skatina empatiją tarp kolegų. Be to, įtraukios kalbos skatinimas gali padėti išvengti įtampos ir konfliktų, nes daugelis nesusipratimų kyla būtent dėl netiksliai, dviprasmiškai ar išskiriančiai suformuluotų žinučių. Kalba gali statyti tiltus arba kelti sienas. Šiandien įvairėjant ir vis labiau tarpusavėje susijusiam darbo pasauliui, gebėjimas komunikuoti įtraukiai tampa esminių įgūdžių vadovams, komandų lyderiams ir visiems bendradarbiams. Šiandien tiek. Ačiū, kad klausėtės mūsų Intergender Action tinklalaidės. Primename,
Jei norite toliau mokytis apie skirtingų kartų ir lyčių įvairovę bei įtrauktį, apsilankykite mūsų oficialioje svetainėje intergenderaction.eu ir sekite mus socialiniuose tinkluose. Finansuojama ES. Pateikiamos nuomonės ir požiūriai yra tik autorių ir nebūtinai atspindi ES ar agentūros Erasmus+, France Education Formation poziciją. ES skirianti institucija nėra atsakinga už pateiktą turinį. Šis darbas yra licencijuotas pagal Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International licenciją. Norėdami peržiūrėti licenzijos kopiją, apsilankykite creativecommons.org/licenses by SA/4.0. Logotipai į šią licenciją neįtraukiami.